Sveiki, Hebra. Na ką, metas ir vėl kokteiliui. Turėjau šiek tiek darbelių pasiruošti prieš video. Taip, įsispaudžiau šviežias ananasų sultis, kurios man labai patinka. Čia matot, išsikarpiau taip gražiai ananasų lapus, kuriais papuošiu kokteilį. Žodžiu, taip, darbingas rytas. Tai ką, tai kaip ir minėjau, viskas susiruošęs. Negaišinu ir galim, manau, pradėti. Tai kaip visada, jūsų laukia istorija, receptas, kokteilis. Į barą. Sveiki mano kanaliuko prenumeratoriai, mano Facebook draugai bei visi kiti, kurie matysit šį video. Kaip visada, su jumis iš savo namų minibaro sveikinuosi aš, Aurimas. Na ir šiandien aš jums pristatysiu ir papasakosiu apie tikrai labai skanų klasikinį kokteilį pavadinimu Jungle Bird. Taigi, Jungle Bird kokteilis. Tai jisai atsirado 20-ajame amžiuje, o tiksliau 8-ajame dešimtmetyje. Šio kokteilio atsiradimo istorija yra susijusi su vienu baru, kuris vadinasi Avery Bar, kuris buvo Hilton viešbutyje Kuala Lumpur, Malaizijoje. Tai būtent tame bare dirbęs toks asmuo vardu Jeffrey Ong Si Teik ir sukūrė šį kokteilį. Na ir kai kokteilis buvo išrastas, tai jis buvo toks kaip pasitikimo gėrimas, kuris buvo siūlomas kiekvienam svečiui, kuris apsistodavo Hilton viešbutyje. Na, o kodėl Jungle Bird? Tai yra džiunglių paukštis. Kodėl toks pavadinimas? Tai viešbučio teritorijoje šalia baseino buvo tokia vieta, kur buvo laikomi tokie įvairūs gražūs paukščiai. Ir tos paukščius buvo galima matyti per mano minėto Avery Bar langus. Tai sąsaja su tuo ir yra manoma, kad kokteilis būtent ir buvo pavadintas Jungle Bird, džiunglių paukštis. Na ir kaip buvo sukurtas Jungle Bird kokteilis, taip pat buvo sugalvota originaliai jį patiekti, tai yra jis būdavo pilamas ir patiekiamas tokiose keramikinėse paukščio formos stiklinėse. Kalbant dabar apie originalų pirminį Jungle Bird kokteilio receptą, tai jį galime aptikti The Beverage Training Manual of Old Kuala Lumpur Hilton 1982 metų. Tai būtent ten yra nurodoma, kad Jungle Bird kokteiliui yra reikalingas tamsus romas, tačiau nedetalizuojama koks būtent. Taip pat kampari likeris, laimo sultis, cukraus sirupas bei nemažai ananasų sulčių. Ir kai buvo sukurtas Jungle Bird kokteilis, jisai taip iš karto neišpopuliarėjo už Malaizijos ribų, bet viskas pradėjo keistis kiek vėliau. Tai oficialiai pirmą kartą šio kokteilio receptas buvo išspausdintas knygoje 1989 metais pavadinimu The New American Bartender's Guide. Na ir dar kiek vėliau prie šio kokteilio išpopuliarėjimo ypač už Malaizijos ribų prisidėjo dar viena knyga, tai 2003 metais išleista kokteilių receptų knyga pavadinimu Intoxica. Na ir būtent šioje knygoje Intoxica buvo nurodoma, kad Jungle Bird kokteiliui yra naudojamas jamaikietiškas romas. Bet kalbant apskritai apie šį kokteilį, tai barmenai diskutuoja, koks iš tikrųjų geriausias ir tinkamiausias yra romas, na, bet kiekvienas turi savo favoritą. Apskritai su Jungle Bird kokteiliu galima eksperimentuoti, naudoti vieną ar kitą romą, ar netgi maišyti keletą skirtingų romų viename kokteilyje, ką aš būtent šiandien ir padarysiu. Dar vienas dalykas, kad bėgant laikui, nuo tada, kada buvo išrastas Jungle Bird kokteilis ir iki dabar, tai pasikeitė naudojamo ananasų sulčių kiekis. Tai pirminiam originaliam variante ananasų sulčių reikia naudoti kur kas daugiau, bet šiuolaikinis Jungle Bird kokteilis yra patiekiamas su šiek tiek mažesniu kiekiu ananasų sulčių. Tai va, draugai, turbūt tiek, ką norėjau svarbiausius dalykus papasakoti apie Jungle Bird. O dabar ką? Kaip visada, ėmė gaminti kokteilio. Taigi, ingredientus susiruošiau, kaip matot, pilnas stalas. Tai iš viso mums Jungle Bird kokteilių reikės 6 ingredientų. Tai
rudojo demarara cukraus sirupo, šviežiai spaustų laimo sulčių, šviežiai spaustų ananasų sulčių, kampari likerio, tamsaus demarara romo bei jamaikietiško romo. Tai kaip matot, kokteilį gaminsiu kokteiliniai, tai galim pradėti. Tai kokteilinę pilu 22,5 ml kampari, 22,5 ml demarara tamsaus romo, 22,5 ml jamaikietiško romo, 15 ml demarara cukraus sirupo, 22,5 ml laimo sulčių bei 45 ml ananasų sulčių. Kokteilinę pripildau ledukais ir gerai paplaku apie 12 sekundžių. Stiklinę pripildau ledukais. Na ir naudodamas koštuvą bei setelį, pilu viską į stiklinę. Patį kokteilį papuošiu 2 ananasų lapeliais bei 2 ananasų skiltelėmis. Ir štai Jungle Bird kokteilis. Na ką, ragausim skanaus kokteilio. Gerti reikia su šiaudeliu geriausiai, patogiausia. Na. Išties nuostabus kokteilis. Jaučiasi kamparis be abejo, bet nėra taip labai kartu. Rūgštumo be abejo laimo sultis suteikia, tokie tropinė atspalvė, skanios šviežios ananasų sultis. Na ir iš tikrųjų tas skirtingų romų sumaišymas irgi labai įdomu. Išties tokia įvairi skonio amplitudė šio kokteilio. Nu tikrai labai skanus kokteilis. Ir netgi, jei nesat kampari likerio mėgėjas, vis tiek rekomenduočiau pabandyti. Tikrai iš tikrųjų labai skanus kokteilis. Tai kągi draugai, šiandien tiek. Tikiuosi, kaip visada, mano video patiko. Jei patiko video, nesidrovėkit, spauskit patinka, dalinkitės ir mane rast galit YouTube Aurimo baras bei užsiprenumeruoti mano kokteilių kanaliuką. Tai ką, iki kito karto, draugai.